Dabar randamės Rozalimo pušyne. Ir štai ką mes jame atradom. Zigmantiškių akmuo su Marijos pėda. Pasižiūrėsim, kaip atrodo natūrai. O štai ir akmuo matosi. Ir kur čia ta pėda dabar? Kur žvakutė tikriausiai pėda. Reikim arčiau. Matot, čia žmonės palieka pinigėlius. Gan įdomi tradicija. Čia panašu į pėdą, gal ir panašu kiek. Aš turiu pinigėlį. O Laimutė paliks irgi pinigėlį. Pinigiuką padėsim. Aš irgi padėsiu pinigėlį, jeigu visi deda ir aš padėsiu. Pafilmuok iš lėto. Nufilmuoju iš lėto. Labai iš lėto. O aš padėsiu, va, žinai ką? Aš padėsiu švedišką kroną, va. Švedišką kroną. O, kaip gražiai atrodys. Liuks. Ir tegu padeda mums O ką ten dar turi, Dievas. parodyk. Nematysi daugiau, ką aš turiu. Nu. Nieka nėra, aš žinau, daugiau. Švediškų kronų daugiau nerasta. Nėra. Algirdukas važiuos jų dar parsivežti. O va, kaip fainai. Čia net nežinojau, kad mūsų rajone yra tokių dalykų. Kryželis 2004 metų. Ir kas čia parašyta? O parašyta nenuženk nuo akmens. Labai gražu. Labai fainu. Ir kažkada matosi ir buvo labai senas kryžius. Čia dar matytis mena ir sovietinius laikus. Labai gražu. Ir nuošali vieta, mažai kas ją žino. Tuo ir baigsim savo reportažą.